Miestą užkloja tirštas rūkas, o virš čerpinių senamiesčio stogų tvyro ypatinga nuotaika, atsiskleidžia kūrybos dvasia. Būtent tada norisi kalbėti apie atgimimą. Ir vienas toks procesas kaip tik prasidėjo pačioje Klaipėdos širdyje, šalia dramos teatro, vietoje, kur nuolat vyksta svarbiausi uostamiesčio renginiai ir verda kasdienis gyvenimas. Sukilėlių gatvėje stovėjęs buvusios technikos bibliotekos pastatas daugeliui klaipėdiečių buvo tapęs savotiškų vaiduoklių, tačiau šiandien čia jau visai kitoks vaizdas. Prasidėjo rekonstrukcijos darbai, žymi naują šio objekto etapą. Projektas numato pastatą prikelti naujam gyvenimui, čia įsikurs modernus viešbutis su spa zona, biurais bei viešosiomis erdvėmis. Nors pastato turis iš esmės nesikeis, architektai siekia subtiliai atnaujinti jo išvaizdą, pritaikydami jį prie senamiesčio aplinkos. Vieta išskirtinė, vos keli žingsniai iki teatro, pagrindinių miesto aikščių ir renginių erdvių. Tikimasi, kad atnaujintas pastatas taps ne tik turistų traukos tašku, bet ir organiška miesto gyvenimo dalimi. Vis dėlto nuomonės išsiskiria. Vieni džiaugiasi, kad pagaliau tvarkomas ilgai apleistas objektas, kiti kelia klausimą dėl kultūrinės funkcijos praradimo. Aišku viena, pokyčiai jau vyksta ir netrukus ši vieta, ilgai buvusi užmiršta, vėl taps gyva Klaipėdos dalimi. O mes taip pat siekime būti aktyvi gimtojo uostamiesčio dalimi, tad nepamirškite Klaipėdą TV palaikyti savo patiktukais ir komentarais. Iki greito!